Nieko nuostabaus, kad galvot žmogelį pradeda tik tada, kada gyvenimas juos prispaudžia. Nu, vienu žodžiu, sunkmečių metu. Tai matyti ir dabar toks laikotarpis šitoj vietiniai kolonų Bananijoje, kada taip vadinama valdžia prispaudė daugelio žmogelio visokiais ten planuojamais nekilnojamo turto ir kitokio turto mokesčiais. Ir visokiais kitokiais įstatymais, kuriuos jie ten kepa po kilimėlio po stalu, tamsoj susirinkę. Tai vat kaip prignibė uodega, atsirado daugiau klausimų ir rašančių man, besikreipiančių, visokias situacijas dėsnačių. Nu, nesu aš kažkoks konsultantas ar visažinis, kaip sakau, dalinuos tik tai savo patirtim, kas pavyko, kas nepavyko. Ir geriausia man pasiseka pasidalinti patirtim, kada ant pirštukų parodau gyvų susitikimų metu. Sakau, tą, ką jūs rašote, messengerį ar į paštą, ar kas telefono numerį turite, ten, žinutėm ar paskambinat, telegramę. Nu, ne visą laiką išeina nuotoliniu būdu jums paaiškinti, atsakyti į jums rūpimas temas ir klausimas. Ir to labiau ne visą laiką galiu parodyti tam tikrus dokumentus, kurie yra svarbus. Daug kas ir apie dokumentus klausėt, apie visokias nuosavybės klausimai ir taip toliau. Tai vat, paskutiniu metu irgi padaugėjo, kaip sakau, matyt, gavo nemažai žmogelių per galvą. Ir paskutinis tas susitikimas, birželio 14 dieną, ir birželio 15 dieną pas Gediminą parodė, kad žmogeliai susirūpino, taip sakykime, ir tų susirūpinusių, nu, pagal aiškų kiekį, matau, kad padaugėjo. Tai vat, iš anksto vėl matau, kad susidarė tokia situacija, kad vėl reikia aiškinti ant pirštukų, nes atsirado daug naujokų tokių, kurie tik dabar į tą traukinį bando spėti. Tai Liepos 26-27 jau. Vat pasižiūrėkite kalendorių, beveik 3 savaitės dar liko iki to savaitgalio. Planuoju vėl gyvą susitikimuką, vietos dar irgi nenusprendžiau kur. Ir visi, kas norėtumėt, kam ten dar uodega prispaudė, kam ten dar neaišku, kur gyvenat, kas jūs esat, dėl ko jūs čia gyvenat. Ir su kitokiais būtiniais klausimais, į kuriuos galbūt aš galiu atsakyti, pateikti koks nors ten paaiškinimus, pavyzdžiui, grinai iš savo patirties. Tai vat rašykit man į elektroninį paštą, jeigu norėtumėt gyvai susitikti. Nerašykit atskirai man laiškų su tais klausimais, bet rašykit, ar sugebėsit atvykti į gyvą susitikimą, kurio aš jums ne atskirai po vieną, bet visiems iš karto ten grupėms kažkokiams duosiu atsakymus, kad nereikėtų kartuotis. Nu, pataupykim viens kito laiką. Tai va 26-27 Liepos planuoju susitikimuką. Atrašysiu visiems, nu, kadangi tai bus šeštadienis, sekmadienis, tai atrašysiu visiems 25 dieną, nu, penktadienio vakare tikrai visiems, kas į mane besikreips. Nurodysiu, kur mes ten susitiksim konkrečiai. Ir pakalbėsim apie viską, ką reikia. Taip kad, va čia pirma tokia, ne reklama, bet tokia va, informacija, kad iš anksto galėtumėt pasiplanuoti, kaip sakau, maršrutus, pakeleivius susirinkti, ar patys kaip pakeleiviai pas kažką prisipliusuoti ir pasiderinti. Tai irgi kažkur čia aplinkui Tytuvėnų Emiratus vieta bus. Nuspręsim dar, pagalvosim. Tai, o svarbių klausimų ir svarbių temų prisikaupė. Kaip sakau, aš visada turiu ką parodyti, ką pasakyti, ką papasakot. Nu, turiu ką parodyti, taip sakykim, ko negaliu rodyti. Taip pat viešai, negaliu rodyti, įsivaizduokit. Ir priežasčių, dėl ko negaliu rodyti, irgi viešai negaliu paaiškinti. Ne, čia ne intriga kažkokia, ne serialo manevras koks, kad čia neužbaigė serijos ir kablį užmečiu, kad jums įdomiau būtų. Tiesiog yra taip, kaip yra. Spaudimas didėja ne tik visiems, man irgi spaudimas iš visų pusių didėja. Tai va, prisikopė medžiagos, turėsiu ką parodyti. Tai va, atsiminkit. 26-27 Liepos maždaug tą savaitgalį. Gyvą susitikimuką planuoju. Nu, kaip bus, tai bus. Rašykit.